Ok, malonu sveikinti su jumis jau 8 kartą. Tai daug nedaug žodžiaujam, varom traukt, vėliau pasidalinsiu savo mintim. Kimam į darbus. Čia buvo absoliutus distractionas, ta prasme. Jo, tai pradedam su spaudimu. Spaudimas tikrai visai neprastai jaučiasi, bet kaip ir minėjau praeitą kartą, reikia dar pataisyti tas keletą klaidelių, ką greitų laikų ir įspręsim, ir spaudimas tikrai pasistumės į gerą pusę. Bet ir šiandien labai puikiai juda, greitai nuo krūtinės, praktiškai nelėtėjau su kiekvienu repsu, tai viskas labai super. Toliau trauka. Jo, trauka. Trauka tai iš tikrųjų kosmosas yra 2.20, praktiškai nepajaučiau, kai patraukiau, labai lengvai nuėjo. Ta prasme, tiesiog plešis nuo žemės skrenda. Ir pagalvojau, kad 30 kg galiu tikrai drąsiai šokti, iš karto 250. Ir sakyčiau, visai neprastas sprendimas, ta prasme, buvo, nes labai gerai susidarau, ta prasme, labai gerai kyla, ir kas iš tikrųjų čia buvo, tai 10 kg pagerinau savo prieš tai buvusį 3 pakartojimų maksimumą, tai tikrai labai stipriai trauka pašokus į priekį ir jaučiasi žiauriai gerai. Tik tai, kad ant trečio repso truputį kažkaip susiubau, praradau kontrolę, bet nepaisant to, sakyčiau, kad
kiekvieno pakartojimo metu labai tas veiksmas pats išliko, jis toks, ta prasme, išliko labai toks statiškas ganėtinai, jis nei labai smarkiai lėtėjau, nei darėsi labai smarkiai sunkiau, labai įdomus jausmas. Manau, kad ir adrenalinas vis tiek suveikia, nes esu tokį svorį kėlęs ne kartą, po vieną kartą, bet pakartojimam nesu to daręs, tai vis tiek normalu, kad truputį ta baimė veikia. Vis dėlto daugiau gaunasi nei 3 kartai kūno svoris. Tai, ja, visai tikrai nice. Šitą treniruotę sunaikino iš vidaus, bet tuo pačiu ir labai patenkintas esu, tikrai didžiulis pasistumėjimas į priekį. Tai vat, šiam kartui tiek iš manęs, labai trumpai ir viskas, susitiksim kitame epizode. Ir ačiū visiems vėl, kurie pažiūrite iki galo. Pakomentuokit, palaikinkit ir jeigu nesunku, man tas tikrai labai padės ir būsiu labai dėkingas be galo. Ir ką, šiam kartui tiek. Su jumis buvo Lukas ir susitiksim kituose epizoduose. Iki.